Fascijos, lotyniškai fasces, istoriškai buvo senovės Romos valdžios simbolis. Surištas lazdų pluoštas su įdėtų kirviu, simbolizuojantis valdžią, galią. Fascijas neždavo magistratų priekyje einantys liktoriai, garbės sargybiniai, teismo nuosprendžių vykdytojai. Egzistavo fascijų metaliniai, marmuriniai ar dekoratyviniai variantai. Biologijoje fascijos yra judėjimui būtini jungiamojo audinio dariniai. Fascijos heraldikoje dažnai pasitaiko kaip krūvis, akcentuojama įkrauti. Įkrauti kaip? Iš kur? Gal iš eterio? Terminas charge – įkrauti buvo naudojamas senovės mūšiuose, pavyzdžiui per Aleksandro Makedoniečio kampaniją. Taip pat naudojama ir modernesniais laikais kaip Amerikos civilinis karas, Pirmasis pasaulinis karas. Šiuolaikiniame kontekste terminas charge gan retai, bet vis dar gali būti naudojamas karinėje doktrinoje, ypač mechanizuotame kare, pavyzdžiui, tankų užtaisai. Graikų mitologijoje eteris apibūdinamas kaip viršutinis dangus, skaidraus oro, dieviškumo sritis. Senovės graikų filosofijoje eteris buvo penktasis pagrindinis elementas, greta ugnies, vandens, oro ir žemės. Platonas eterį laikė skaidriausia oro atmaina prasidedančiame virš dangaus. Pasak Aristotelio, eteris yra dieviška, dangiška, nemateriali, nedaloma, amžina substancija. Naujųjų amžių gamtos filosofijoje eteris buvo suprantamas kaip hipotetinė substancija, besvorė, vientisa, visus esinius persmelkianti materija. Na, o šiuolaikinis mokslas, pradedant nuo Michelsono XIX amžiuje, nurašo eterį ir pakeičia jį Einšteino reliatyvumo teoriją, pagal kurią eterio nėra. Įdomu, kad eterio idėja egzistavo ir dominavo daugiau nei 2000 metų ir praeitame amžiuje šios idėjos atsisakoma dėl eksperimentų, kuriuose nepavyko aptikti eterio. Manau, kad ir anksčiau galėjo būti atliekami eksperimentai su eteriu, ko pasiekoje vis tiek nebuvo atsisakoma eterio idėjos. Tų pačių senovės graikų mąstytojų filosofijos ir idėjos naudojamos ir iki šiol, kas reiškia, kad jie ar kiti XIX amžiaus mokslininkai kaip Džeimsas Maxwellas, Lordas Kelvinas nebuvo prastesni už dabartinių laikų mąstytojus ar mokslininkus. Galima rasti nemažai nuotraukų iliustracijų su heraldika, skulptūrų, monetų pavyzdžiais, kuriuose matomos fascijos. Senovės Romos ginkluotėje, monetose, vienos seniausių fascijų liekanos 610 metų prieš Kristų. Sidabrinėje monetoje dinare, marmurinėje plokštėje vaizduojamos 6 fascijos, monetoje matome liktoriaus laikomas fascijas. Renesanse pradedama naudoti fascijas herbuose. Italijoje per fašistų laikotarpį buvo mėgiama naudoti fascijas simbolikoje. Pats terminas fašizmas kilęs nuo to pačio lotyniško žodžio fasces. Prancūzijoje keliuose pavyzdžiuose pavaizduotos moterys su fascijom. Jungtinių Amerikos valstijų pirmasis prezidentas Džordžas Vašingtonas bronzinėje skulptūroje su didžiuliam fascijom šone. Kitas garsus jau prezidentas Abraomas Linkolnas vaizduojamas sėdintis pasirėmęs rankas ant fascijų. Kapitolijoje matome pakabintą simboliką ant sienos.
monetose, antspauduose. Taip pat ir Lietuvoje turime fascijų simboliką atvaizduotą Vilniaus herbe. Rusijoje pavyzdžiai. Galima aptikti idėjų, kad fascijos gali būti kaip tam tikras elektromagnetinis ginklas. Panašios teorijos apie energinius ginklus ir idėjos, kaip teigia mainstreamas, dažniausiai kyla iš alternatyvios istorijos ar sąmokslo teorijų. Yra keletas idėjų, kuriuose spekuliuojama apie tai, kaip energiniai ginklai galėtų turėti galę dematerializuoti materiją, paversdami ją dulkėmis. Nikola Tesla buvo žinomas dėl savo eksperimentų su aukštos įtampos elektros iškrovomis ir radio bangomis. 1934 metais The New York Times laikraštyje pasirodė antraštė, kad 78 Tesla atskleidžia naują prietaisą pavadinimu mirties spindulys. Pasak jo, galinti sunaikinti 10 000 lėktuvų 250 mylių atstumu, ginklas skirtas tik gynybai. Savo interviu mokslininkas pasakoja apie aparatą žudantį be pėdsakų. Na, tokį ginklą gausios kontroliuojančias jėgos, manau, gali panaudoti ne tik gynybai. Šiandien išties egzistuoja tiesioginės energijos ginklai, angliškai Directed Energy Weapons, naudojantis lazerius, mikrobangas ar elektromagnetinės bangas. Kai kurie alternatyvūs tyrinėtojai, pavyzdžiui, Judy Wood, teigia, kad bokštai New York'e 2001 metais galėjo būti sunaikinti naudojant tam tikrą elektromagnetinę ar kryptinę energiją, kuri, kabutėse, suskaidė pastatus į dulkes. Yra teiginių, kad senovės civilizacijos galėjo naudoti aukšto dažnio energijos sistemas, galinčias keisti materijos struktūrą. Pavyzdžiui, Egipto piramidžių statyba kartais siejama su vibracinėmis ar elektromagnetinėmis jėgomis. Didysis Čikagos gaisras 1871 metais ir elektromagnetinės anomalijos. Gaisras sunaikino didžiąją miesto dalį, kai kurie tyrinėtojai spėja, kad tai galėjo būti elektromagnetinis ar atmosferinis reiškinys. Pavyzdžiui, kometos Biela nuolaužos ar jonizuota plazma sukėlusi užsiliepsnojimą. Yra teiginių, kad architektūriniai pastatai su neįprastu metaliniu lydiniu galėjo būti tyčia sunaikinti. Kalifornijos gaisrai, ypač pastaraisiais metais, įkvėpė spekulacijas apie tiesioginės energijos ginklus. Įtarimus kelia kai kuriuose gaisruose matyti keisti vaizdai. Namai dega iki pamatų, bet šalia esantis medžiai išlieka nesudegę. Tam tikri automobiliai atrodo išlydyti, bet šalia esanti žolė nepažeista. Palydovų duomenys rodo stiprias energijos anomalijas kai kuriuose regionuose prieš gaisrus. Teigiama, kad tai gali būti kryptinės elektromagnetinės ar mikrobangų technologijos bandymai, naudojami tam tikroms teritorijoms valyti ar kurti tam tikrus pokyčius urbanistikoje. Kai kurie sieja šios gaisrus su reset perkrovimo teorija, kuri naikina tam tikrus istorinius pastatus ir perrašo istoriją. Yra manančių, kad fascijų simbolika gali reikšti organizuotas destrukcijas arba tam tikrą valdžios demonstraciją. Taip pat, kad tam tikri gaisrai gali būti ritualiniai įvykiai, įtvirtinantis perėjimus tarp epochų. Kadangi fascijų simbolis buvo naudojamas Mussolini fašistų Italijoje, taip pat matomas JAV kongreso rūmuose ir kitose svarbę įtaką turinčiose šalyse, kas skatina įvairius spėjimus apie galimą slaptą elitinių grupių įtaką. Pasvarstymui pridėčiau, kad tai gali būti ir tam tikras realybės redagavimas, analizuojant šios gaisrus ir griuvusią architektūrą, kuriame gali dalyvauti ir Fenikso reiškinio energijos pasiskirstimas tarp 138 metų periodiškumo. Taigi kyla klausimas,
Jei fascijos tai tik surištas lazdų pluoštas su įdėtų kirviu, kodėl nuo pat senovės Romos laikų ir iki šių laikų pagrindinės pasaulio valdančios jėgos tai naudoja kaip valdžios galių simbolį per įvairias epochas, dėl ko, manau, turėjo egzistuoti reiškinys ar galingas ginklas ir seniau, kas galėjo įkvėpti naudoti fascijas įvairioje simbolikoje.